Sveiki, šiame vaizdo įraše papasakosiu, kaip galite lengvai ir paprastai užsisakyti kemperį mūsų internetinėje svetainėje. Pirmiausia, ką turite padaryti, tai internetinėje naršyklėje įvesti kemperį 365 ir užeiti į mūsų svetainę. Tuomet pagrindinėme puslapyje turite pasirinkti miestą, iš kurio norite išvažiuoti, Vilnius ar Kaunas, pasirinkti savo kelionės datas bei keliautojų skaičių ir spaudžiame mygtuką paieška. Patikslinti paiešką galite paspaudę mygtuką daugiau filtrų. Čia galite pasirinkti pavarų dėžės tipą, oro kondicionieriaus pasirinkimus bei konkrečią jūs dominančią kemperio klasę. Čia pamatę variantą, kuris yra jums tinkamas, spaudžiate mygtuką tęsti. Galite peržiūrėti kemperio nuotraukas, pasiskaityti pagrindinę informaciją apie kemperio ir prikabinamą namelį, papildomas funkcijas bei taisyklės. Toliau reikėtų pasirinkti draudimą ar draudimus, kaip matote, turime kelis pasirinkimus, tai yra įprastas draudimas, premium, kelionės atšaukimo draudimas, padangų bei stiklo. Tad pasirinkus draudimą ar draudimus, spaudžiame mygtuką kitas. Čia galite pasirinkti papildomas prekes, kurių jums gali prireikti jūsų kelionės metu. Tai tarkime, jei jums reikia kavos aparato, indų ar jei vežatės naminį gyvūną kartu su savimi. Ir spaudžiame mygtuką kitas. Užsakant kemperį reikėtų nepamiršti pasirinkti pasiėmimo laiką ir grąžinimo laiką. Turėkite omenyje, kad kemperį reikia grąžinti tokiu laiku, kokiu ir pasiėmėte, tad pasiėmimo laikas ir grąžinimo laikas turi sutapti. Jei pasirinkote nuo 11 iki 12 valandos, tai grąžinimo laikas taip pat turėtų būti toks pats. Patikslinate keliautojų skaičių ir spaudžiame mygtuką tęsti. Čia galite peržiūrėti pirkinių krepšelį. Jei matote, kad pasirinktas kemperis yra tinkamas, visi priedai tinka, spaudžiame tęsti mokėjimą, jei norite kažką keisti, galite spausti tęsti apsipirkimą. Čia dar kartelį galite viską peržiūrėti ir pakeisti priedus bei draudimus, jei tam yra būtinybė. Čia reikėtų supildyti savo kliento kortelę. Reikėtų supildyti visus reikalingus laukelius, nes nesuvedus duomenų sistema gali neleisti atlikti apmokėjimo, todėl reikėtų pasitikrinti, ar suvesta informacija yra teisinga. Tai padarius, spaudžiame mygtuką kitas. Tuomet pasirenkame, kokiu būdu norėtumėte apmokėti, ar tai būtų internetinė bankininkystė ar mokėjimo kortelė. Ir spaudžiame apmokėti dabar. Padarius apmokėjimą nurodyto elektroniniu paštu, gausite laišką su nuoroda į dokumento pasirašymą. Tai atrodys štai taip ir spaudžiate pasirašyti dokumentą. Paspaudžiame norėdami pradėti ir lapo pabaigoje turime padėti savo inicialus. Sistema juos sugeneruoja automatiškai, bet jeigu norite, galite juos nusipiešti patys, šiuo atveju naudosime automatinius ir turite pasirinkimą arba pasirašyti visus laukelius vienu paspaudimu arba pasirašyti tik šį laukelį. Šiuo atveju pasirašysime visus ir kaip matote, visų lapo apačioje užsipildė mūsų inicialai. Perskaičius ir susipažinus su bendrosiomis sąlygomis, apačioje reikėtų užpildyti savo vardą, rankiniu būdu to daryti nereikia, užtenka tik paspausti ant laukelio. Ir taip pat reikėtų padėti savo parašą, kuris taip pat yra sugeneruojamas automatiškai, bet galite jį ir nusipiešti. Spaudžiame pasirašyti, dar kartelį užpildome savo vardą, spaudžiame Validate and Send Completed Document. Ir štai, jūsų parašas yra išsaugotas, galite peržiūrėti dokumentą ir pasirašyto dokumento kopija bus atsiųsta į jūsų elektroninį paštą. Ir štai, dabar jau galite ramiai laukti savo kelionės dienos. Taip pat, jeigu jums yra įdomu ir norėtumėte iš anksto susipažinti su kemperiu ar pamatyti, kaip reikia juo naudotis, galite užeiti į mūsų YouTube platformos kanalą, suvesti kemperį 365 ir iškart matysite mūsų kanalą. Štai čia reikėtų užeiti į grojaraščius ir pamatysite grojaraštį su pavadinimu naudojimosi instrukcijos. Štai čia galėsite pamatyti video apie kemperio markizes, dujų balionus, tualetą, trumą ir taip pat galite peržiūrėti kitus video, kurie jums atrodo įdomus ir aktualūs. Tai štai, kaip lengva yra užsisakyti kemperį mūsų svetainėje. Ačiū, kad naudojatės mūsų paslaugomis ir iki kitų kartų.